5 paprasti, aiškus ir etiški patarimai, kaip pakviesti žmogų į papildomas pajamas arba paskatinti užsakyti produktus be spaudimo, dirbtinis motyvacijas ar manipulacijų. Tiesiog gali drąsiai naudoti socialinius tinkluose ar asmeninį pokalbį. Pirma, kalbėk iš savo patirties, ne iš darbuotojo pozicijų. Žmonės labiausiai pasitikė ne reklamą, o tikrų žmogumi. Pavyzdys. Aš pati pradėjau dėl to, kad norėjau papildomų 200-300 eurų per mėnesį. Jei tau irgi aktualu, galiu papasakoti, kaip tai galima užsidirbti. Tai natūralu ir žmogiška. Antra, kviečiant ne į verslą, o į galimybę. Svarbu ne pateikti to, kaip didžiulis gyvenimo permainas. Daug žmonių bijo įsipareigoti, bet maža paprasta galimybė skamba daug draugiškiau. Pavyzdys. Jei norėtum švelniai padidinti pajamas arba tiesiog pasižiūrėti, ar tai tau, galiu duoti infą be įsipareigojimų. Žmogui lengva pasakyti. Trečia, parodyk vertę prieš kalbant apie kainą. Pirmiausia, žmogus turi suprasti, kodėl jam to reikia. Produkto atveju, kuo jis naudingas, kokius rezultatus duoda, kam tikrai tinka. Papildomų pajamų atveju, kiek laiko reikia, kokia reali nauda, kokias žmonių istorijas. Kai žmogus mato vertę, jis pats pradeda klausti apie kainą ar sąlygas. Ketvirta, užduok klausimus, kurie padeda žmogui pačiam apsispręsti. Užuot sakęs, tu turėtum, leisk žmogui pačiam atrasti, kad jam to reikia. Klausimai, kurie labai gerai veikia, ko tau šiuo metu labiausiai trūksta? Laikas savo ar papildomų pajamų? Kokį rezultatą tikėtumėsi iš produktą? Ar būtų aktualu gauti dar 100-300 eurų per mėnesį be rizikas? Klausimai atvira duris, o ne užstumia. Penkta, duok žmogui saugią erdvę pasakyti ne. Kai žmogus jaučiasi laisvas, jis mažiau gynasi ir labiau klausosi. Pavyzdys – spręsti visiškai tau. Aš tik pasiūlau galimybę, o tu jau pajausi, ar tai tavo. Ši laisvė paradoksaliai padidina šansą, kad jis grįž pats. Esmė – žmonės nori jaustis nekritikuojami, nespaudžiami, laisvi rinktis, suprasti, o ne perkalbinėjami. Kai kvieti iš pagarbos ir nuoširdumo, pardavimai ir komandų augimas tampa natūralus, ne priverstinis.